Mieli sekėjai, mieli svečiai, sveikinasi savo kanale Mystic Mama ir šiandien mes pasižiūrėsime, kasgi laukia kitą savaitę, ką žada kitą savaitę. O šiandien, kai darau šį įrašą, yra ypatinga diena, pavasario lygiadienis, todėl tikrai šią progą kviečiu užsukti ir į mano Instagram profilį, nuorodą paliksiu aprašyme arba komentare, pasekti mane, paspausti širdelę ant paskutinių įrašų ir kiekvienai naujai sekėjai dovanoju mini dėlionę atsakymą į vieną klausimą. Merginos, junkitės į sekėjų gretas, būtinai atsakysiu jums, o mano Instagram profilį rasite labai daug įdomybių, astrologinių, apie vastų ir netgi nuorodų į nemokamus vadovus. Na, tikiuosi, jūs jau atsipalaidavote, galvojate, kas laukia jūsų kitą savaitę, galite tiesiog užsimerkti, įkvėpti, iškvėpti, kortos jaučiu jau pasiruošusios. Taigi, kitos savaitės pagrindinė energija, apie ką yra kita savaitė, finansai, pajamos, taip, verslas, darbai, santykiai arba emocinis fonas, kas laukia, kur lydės sėkmė. Ir kortų patarimas jums. Tai pasižiūrim. O savaitės tendencijos yra iš tikrųjų, svajosite, puikus iš tikrųjų metas. Dabar kaip tik jau šiandien yra jaunatis, po truputėlį per šias sekančias 2-3 dienas mėnulis pradės augti ir tai nuostabus metas surašyti savo planus, išsidėlioti, ką aš noriu pasiekti, kur aš noriu nukeliauti, ką padaryti per artėjantį mėnulio mėnesį. Tai reiškia per sekančias 28 dienas. Tikrai labai smagu svajoti. Kažkas galbūt kažką laukia, kažkokie tai projektai, tikrai toks planavimas, romantiniai susitikimai, svajonių įgyvendinimas, pasiekimas, pagaliau pasieksite tą tikslą. Taip pat tai gali būti kažkam susirašinėjimas per nuotolį, ne toks ryšys su kažko, bet žvaigždė labai graži korta, kažkas galbūt eis pas astrologę, pas numerologę, tokiais galbūt netgi sugalvosite ir pačios užsiimti, patyrinėti, pastudijuoti, ar eiti užsirašysite į astrologijos mokymus ir studijuosite ezoteriką žvaigždes. Puiku, gal kažkas į moletus, į tą pasižiūrėti į observatoriją žvaigždžių keliaus. Gerai, tendencijos, energijos labai smagios kitos savaitės. Pasižiūrėkime, kas laukia piniguose. Labai smagu. Pas moterį, moteris, kurios mane žiūri, pas jūs eina tie susitarimai, tie pinigai, kurie jums ir priklauso. Ar tai, sakykime, sutartas atlyginimas, neoficialus, ar tai jau išmokas, kurias privalote gauti, pagal ar vaikų pinigai, ar kažkam tai galbūt alimentai, galbūt dar kažkas, bet tai yra tai, kas jau sutarta, kad tie pinigai, galbūt atlyginimas, kurį gaunate, tai būtent tas dalykas, kuris kartojasi, jis tikrai ateina, skrenda
pas jūs kitą savaitę. Pagal gandrus tai gali būti susijęs vat, būtent kažkas su šeima, šeimos pinigai, ne, pinigai skirti šeimai, kažkam tai pinigai skirti galbūt kažkokiams tai kelionėms arba namų gerinimui. Kartais tie piniginiai, ne, bet tai būtent veiksmas, čia gandrai kaip veiksmas vyksta, kartais gali būti keistis, ta suma gali pasikeisti, ne, kitą savaitę sužinosite, kad na, jau gaunate kažkokią tai kitą sumą, padidėjusi sumą. Gandrai dažniausiai apie geras naujienas praneša. Labai smagu ir visą tai tiesiai pas moterį į piniginę į kišenę. Gerai, kas darbuose arba kažkas galbūt verčiasi čia. Čia jau nori atsidaryti savo verslų. Nu, versle arba darbuose kažkokios tai permainos, transformacijos, kurios bus labai arba susijusios su moterimis, arba labai tokios emocionalios, labai pergyvensite, labai nervuositės dėl tų permainų darbuose. Kažkas keisis jūsų darbe, jūsų tokioj įprastoj rutinoj, bet žinokit, ištraukė papildomą kortą, puokštį, reiškia visos tos permainos, tai bus į gerą, ne? Taigi svarbu čia priimti ramiai tas permainas, visada transformacija, tai reiškia augimas, tai reiškia galimybės man per tas, būtent per tai žiūrėti į tuos dalykus, kažkas gal iš vadovų, nežinau, gal net vadovė moteris pas jūs, gal jį išeina, gal jį praneša, kad laukėsi, pavyzdžiui, ne, ir vietoj jos jau tada, na, ateina tas permainų metas, ne, kai reikia planuotis, kas bus vietoj jos, kol jį bus motinystės atostogos ir, na, tai sukuria, aišku, daugiau tokio vat, chaoso darbų ir panašiai tarp kolegų kolektyve, na, ir pati galite labai į tai taip emocionaliai, na, pasižiūrėti. O gal čia jūs pati? Ne, čia ne jūs pati. Gerai, na, dėl darbų, ne, emocijos. O širdies reikaluose? Na, širdies reikaluose irgi yra tam tikras, ne, žmogus, kuris, na, nežinau, gali pas jūs ateiti, ne, į tą širdies reikalus spręsti savo, bet nebūtinai, kad su tokiom jau teisybėm, nebūtinai, kad tas žmogus, kuris supasi aplink jūs, iš tikrųjų žinot, sako visą tiesą, galbūt siekia savo naudos ir gali tą širdelę truputėlį apgaudinėti jūsų. Tai būkite atsargi. Ir sakyčiau, na, nepasiduokit provokacijoms. Čia vis tiek apie jausmų tematiką ir paskutinė iškrito bokšto korta. Tai toks pajausite, aš manau, pajausite tą apgaulę arba, na, suprasti, kad žmogus kažkaip čia dvigubą žaidimą ir užsidarysite, ne? Arba suprasti, kad žmogus, pavyzdžiui, ne, tas žmogus gali būti iš institucijos, jūsų kolega, kažkoks tai valstybės tarnautojas, arba tas žmogus, na, jis tiesiog užimtas, ne, jis turi šeimą ir ta va tokia apgaulė gali gautis, kad čia, va, kaip minėjau, dvigubas žaidimas, bet kokiu atveju širdies, ne, klausimais, būkite budri, atsargi, būkite kaip lapė, ne, viską, na, pastebėkite ir nepasiduokite provokacijoms. Kokiuose dalykuose pasiseks? Pasiseks, žinot, kam aktualu, moteris, kurios turi vaikučius, su vaikais pasiseks, kažkaip taip nudžiugins vaikai, arba tai yra naujovės. Viskas, kas ateina nauja, tame ir yra sėkmė. Galbūt naujas hobis, galbūt nauja pažintis, nauja informacija, naujas sumanimas, ne kažką, tai nauji kursai. Vat visos naujovės, netgi ir va šitos, vat, ne permainos, kurios laukia darbe, tai yra vis tiek naujovės, naujiviai, tame ir yra jūsų sėkmė, nebijokite jų. Ir kortų patarimas,
švytėkite, džiaukitės gyvenimu. Dabar, kaip minėjau, jau dienos ilgėja, tikrai pajausime ir daugiau tos šviesos, ir daugiau nuotaikos. Čia kortos patarė, vėlgi Saulė tai yra lyderystės korta, ne? Švytėkite, rodykite savo talentus, nesislėpkite. Puikiai korta ir sveikatą rodo, ir rodo, kad energijos daugiau bus, ir būtent tą energiją vidinę, ne, tokių džiaugsmų, švytėjimų, charizmą ir pasinaudokite. O aš jums linkiu, kad viskas išsipildytų, kad kita savaitė jums būtų lengva, ir dėkoju už jūsų patiktukus, dėkoju už jūsų komentarus. Labai ačiū visoms, kurios prenumeruojate šį kanalą, man tai reiškia labai daug, o mes būtinai su jumis pasimatysime kitose įrašuose. Ate.